Taigi sveiki visi, su jumis aš Ednas BSM televizija, bla bla bla. Šiandien mes darome kelionę aplink Lietuvą su motoriniais dviračiais. Turime Sigį, turime mane su savo galingu čiao ir Ignas turi pasidaręs čiaučiką. Pažiūrėkit, kiek prisikrovėm daiktų, tai mes šiandien planuojame važiuoti iki Labanoro, rytoj iki Utenos arba Zarasų ir po to grįžti daryti ratą į Ukmergę. Tai nežinau, kaip seksis, visi susidėjom rūbus, viską, ką įmanoma, antrą variklį, dokumentus, kad čia 1 kilovatas, nu, žodžiu, visokių menkniekių ir važiuosim. Tai šiek tiek pafilmuosiu, kas gausis, tas gausis ir visi pažvengsim. Tai judam, nieko nelaukiam ir... Užsipyliom benziniuko ir pamiršom benziniuko atsarginę pasimti litrą. Imk, Ignai palatyką. Kaip atrodo viskas. Neskubėk, Sigi. Čionais yra geležinkelio, sakau, autostrados pervaža, jau išvažiavome iš Ukmergės. Tai šiek tiek dabar turiu laiko papasakoti, kaip kas vyksta. Tai va, čia yra mano čiautas variatorinis, galingas. Čia yra visi daiktai, čia Sigio striukė. Čia yra Sigis su Tomasu, 2 bėgių, pas jį greičiausiai turbūt važiuoja. Irgi 7 kubų. Čia yra benzas, čia jo kuprinė. Ir Ignas veža čia visą variklį čiaučiko, tepalus, įrankius, detalės, o čia savirūbai visi. Pas Igną yra sankabinis, tačiau su lėtais ratais ir 700 kubų. Bet kas pas Igną yra pasibiški barško variklis. Sankaba ir barško variklis. Atpigienai tiesiog. Bet iš Ukmergės išvažiavom, kas kiekvieną miestelį sustosim paušinti, parūkyti, pagerti, pamyšti ir visą kitą. Tai laukia įdomi kelionė, greitai nevažiavom. Koks mūsų greitis maždaug, kai važiavom? 40, o buvo 5, bet dabar bus daugiau. Matysim, ar bus daugiau. O tau, Ignai, kaip greitis gerai, rezonansą jau pagauni? Jo, viškai bus pagavęs. Tai čia tai gerai, ką aš žinau. Nebijau čia paįsti. Taip, patikrinam, ar labai karštas. Ne. Ne, dabar normaliai. Tai va, tai važiuojam ir daugiau pamatysite greitai. When
Žodžiu, man išvažiuojant iš Ukmergės nutrūko zavadilka, bet negana to, kad aš važiavau, kiek čia nuo Ukmergės iki čia Negesinės važiavau. 35-30. Kažkur 30 kg jo pravažiavom. Jo, be sustojimo Negesinau. Ir užgeso, arba perkaito, arba tiesiog gal kažkas buvo užėję. Gal užsisribė jo, nes ant tai sustovėjo biški. Tai dabar bandom sutvarkyti zavadilką, pažiūrėsim ar kursis. Tada žinosim ką daryti. Tada žinosim ką daryti. Iš ten debesis neteina faini iš Ukmergės, bet mes važiuojam į fainus debesis. Tai tikėkimės. Jo, o jeigu ką, tai mačiau tenais yra kur pasislėpti, tai į ką slėpsimės nuo lietaus. Nu ką, vlogeriai, mes esam už Molėtų jau, Molėtuose buvom, bet ten labai trumpai užsipylėm kūro. Tai esmė, šitas Tomosas suvalgė tik pusę litro, čia yra kosminės kūro saunos, bet aišku, per 60 km pusę litro, tai čia, nu tikrai dabar mes nemeluojam, mes važiavom tikrai kažkur palei 40-35, tai čia nėra tų apsukų, bet kosmosas. Mano suvalgė beveik visą baką kūro, 2,5 litro. Čiut nečiut atraukėm iki degalinės, naudojame mūsų rezervinį baką, kuris randasi štai čia nais. O brolio suvalgė virš litro, gal ten litras 2, litras 3. Pažiūrėkit, kaip jisai apkrautas, jis iš mūsų yra labiausiai apkrautas. Tai va dabar esam Cepelinų užeigoj, pavalgysim ir keliausim link Mindūnų, kur ir apsistosime. Nes varysim prie ežero, tarambaram. O rytoj, kadangi taip lengvai kilometrai sukasi, tai manau, kad važiuosime iki pat Zarasų. Už tai išgerk, sako. Viso, iki. Va, išsinamavom namuką, atvažiavom į Mindūnus savo dviratuksais. Ir pažiūrime, kągi namukė veikia visi. Atidarom tūliką. Dar nieks nešika. Nu, dar nieks nevyksta. Nieka nėra namie. Vyksta patalinės užvilkimas. Aš jau šiek tiek įpusėjau, liko tik kaldra sunkiausia. Čia va tokia va svetainė. Čia brolis miegot. Fainai, ten labai daug su palapinėm žmonių. Tikrai fainas namukas, tai gal ganėtinai brangu. Va, pažiūrėk, čia kažkokių trupinių. Palauk, kur čia? Skrusdėlių yra. Nu, tipo, brangu kaip ir galvoju. Ir nuolaidas nedaro. Ir nuolaidų nedaro. Nu, karoči. Bet šiaip neblogai tikrai. Tai mūsų tikslas bus irgi, mes jau pavalgėm Cepelinų užeigoj. Tai dabar susiruošiam čia, susimetam daiktus ir mūsų draugai švenčia gimtadienį, gal kokių 10 minučių nuo čionais. Tai važiuosim tenais, pabūsim su jais ir tada grįšim atgal čionais tik tai permiegoti. Bet šiaip labai fainai, labai džiaugiuosi, kad atlaikėm kelionę, tai žodžiu į Molėtus nuvažiavom per 2 valandas, tai visai normaliai nuo Ukmergės. Tai netgi va, matosi, buvo nulinės moto valandas, tai va 2 valandas lygiai. Nu, tai čia iki Mindūnų, tai dar net neprašoko. Tai rytoj, nu, kadangi taip lengvai sukasi kilometrai, jau yra 5, mes esam vietoje, o išvažiavom 1. Tai rytoj važiuosim ne į Uteną, kur planavom, o važiuosim grinai į Zarasus. Į Zarasuose liksim, o sekmadienį bus būtent planas grįžti namo. Nu, aišku, vis tiek norėsis ir pailsėti ir taip toliau, tai stengsimės grįžti šiek tiek anksčiau. Tai va, labai džiaugiamės, kad viskas taip puikiai gaunasi. Nu ką, atvykom, varom pakempint biškį. Ką, susitiksim rytoj ir pašnekėsim apie rytojus planus. Iki. Žiūrėkit, tenais sala yra. Toks va tiltukas. Bet biškį šalta nusimaudyti. Čia skaitas komandinis darbas. Kepas kažkaip. Papūsk. Dabar tu, Emilį, papūsk. Nenoriu. Sveiki visi. Grįžom į chalupą. Reikia dviračius saugiai transportuoti. Nes kitaip juos pavogs. Bliut. Nu, važiuok, tiesiai. Jeigu tu rimtas, užkursi. Galiu? Galiu.
Užkušt? Ne, dūmų detektorius. Nieko nematyt. Labas rytas, taip atrodo mūsų rytas. Pasižiūrėkit, varikliukas, viskas išdėliota. Kaip sakant, linksma, išsitraukėm čiaučiukus, likom tam kemperį juos palaikyti. Tai šiandien iš ryto kepėm sumuštinius. Dujų nėra, nors dujų balionas atsuktas. Tai toks kinda crazy moodas. Tada nieko, pasišildėm mikrobangiai ten tuos sumuštinius, pavalgėm, išsitraukėm čiaučiukus, šiandien dėsim krepšius. Jau Ignas bandys ryštis juos, dar reikia nusipraust viską. Šiandien prie mūsų prisijungs draugas Deimantas su Piadžiu C arba Čiau, nežinau. Tai žodžiu, važiuosim pasitikt, reikia atsigert nusipirkt, nes šiandien viską išgėrėm į kelionę. Nuotaikos tokios niūrios, šiaip sakėm, rytoj važiuosim iki Zarasų, bet pagalvojom, kad sekmadienį biškį per daug kilometrų grįžt namo, vis tiek norisi ir pailsėt. Tai darysim didelį ratą, Utena, už Utenos šiek tiek pasivažinėsim ir link Anykščių, liksim Anykščiuose, o tada per linksmuosius Bubučių kalnelius link Molėtų, išlydėsim draugą ir tada grįšim vėl į Ukmergę. Tai realiai gausis iš viso gaunasi 300 km grubiai per visas dienas, tai realiai būtume jau siekę pajūrį. Nes mūsų toks pagrindinis tikslas ir buvo važiuoti į pajūrį, po to pasidarėm tokį planą, kad važiuoti į Jonavą su traukiniu į pajūrį, o dabar gavosi va kaip gavosi ir mes esam čia. Tai va, ką, ruošiamės daiktus ir lėksim. Atvažiavome Molėtus, va, Deimantas važiuos už to Piadžiu C. Pasinėt spineliai. Va ir Deimantas. Labas. Labas. Davai, profesionalai, pravažiuokit kažkurį. Tai kas čia yra? Your blood like winter freezes just like ice, and there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win. You're starting down the road, leaving me again. The threats you made were meant to cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. Atvažiavome į Labanoro regioninį parką. Kad negal po to per Pimpiuką. Štai čia yra Labanoro regioninis parkas. Tai Deimantas važiuoja su Piadžiu C. Jisai nelabai mėgstam kojelę stovėti. Čia yra ilgiausia bazė turintis Piadžio dviratis, labai patogus. Bet Ignui yra bėda, kad trinasi tašės ir ratus. Jau štai tašį šakės. Tai dabar žaidžiam gryną Minecraftą. Trumpinam pagalį, kuris tiesiog išskės tas tašes. Ne, kad nueit kitą pagalbę. No. A, tai per didelis, ne? Iš. Einam testuot ir filmuot. Nu, dėk, aišku.
O, Čia. gal nepamesim baslio. Šiaip dargi yra, va. Žie, Sigi. Va specialiai tam skirta. Virvė. Ai, bet dar biškai reiktų patrumpinti pagalį. Čia atvirvė. Čia dabar gyvenime nepamesti. Tai yra ilgesnė. Nu ir mes Labanore sugebėjom atvykti. Nusipirkom ledų. Dabar trauksim link Utenos. Utenos. Nežinau, man tik taip atrodo, o man daugiau bar. Still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Kartais būna ir taip. Pavalgėm, užsipylėm kūro, reikia važiuoti, brolis sako, labai mėto galą. Tai kameroj 3 skylės.
Mes turim naują kamerą Ukmergėj namie, bet įsirašysim į sąrašą, ko pamiršom pasimti. Turim ir naujas padangas, bet niekas negalvoja, kad jų gali prireikti. Tai va, tai baisu, baisio gala, tikrai baisu. Kaip nuotaikos? Nuostabas nuotaikos. Čia irgi biški barška kažkas. Viskas, aišku, nuo ko pradėti. Jo, ar man kažkas priekiniam rate daužas. Ir reduktorius. Pas tą paleido. Nu, jo, iš reduktorius. Teka tepalas. Ir čia tas pats. Vien žodžiu. Nu ką, atvykom į Anykščius. Žiauriai gerą tempą laikėm, krovau kamerą per visą tą laiką, tai Igno padanga puikiai atsilaikė. Nu, kol kas kamera pakrauta, pasižiūrėkit, įsigį ratą nuo tepalo. Grandinė puikiai sutepta, bet ir visą buvo tepama. Deimantui sekasi puikiai, o aš su buteliais pamatysit, kaip važiuoju neužilgo. Tai va, tai šiandien planas net neįsivaizduojam, nes realiai likti Anykščiuose jau kaip ir biški per vėlu, dėl to, kad nebebus kur užsibukinti arba bus kaina kosminė. Tai mintis daug, kur krypsta ar tai važiuoti į Ukmergę, permiegoti rytoj, palydėti Deimantą į Molėtus, arba kaip tik važiuoti kažkur į kaimą pernakvoti pas mano tėvus, tai dar kol kas nieko nesugalvojom, bet faktas tas, kad pro Anykščius tikrai norėsime prasivažiuoti, tai kartu pasimsime ir jūs. Tai ką, leksim.
Geras jausmas? Jo, fain. Jo. Dabar